Pokalbis su kūnu. Užmerk akis. Padaryk gilų, lėtą įkvėpimą. Ir tą patį lėtą iškvėpimą. Mes niekur neskubame. Dabar svarbiausia tu ir tavo kūnas, kuris viską girdi. Perkelk savo dėmesį į vidų, į tą tylą, kuri yra po mintimis. Ir labai švelniai ištark. Mano kūne, ar tu mane girdi? Nelauk atsakymų žodžiais. Tiesiog klausyk tai, kas atsiras viduje. Gal tai bus lengva vibracija, gal pulsavimas, o gal tiesiog tylus atsiliepimas. Sakyk kūnui, mano kūne, mielasis, aš noriu tau padėkoti. Ačiū už tai, ką tu darai man kiekvieną sekundę. Net kai aš apie tai negalvoju ir net kai skundžiuosi tavimi. Aš dėkoju tau, mano širdie, už tavo nuostabų ritmą, už tavo ištikimą tarnybą. Tu dirbi be poilsio dienų ir pertraukų. Tu varai kraują pačiais mažiausiais ir tolimiausiais indais, kad kiekviena mano ląstelė gautų maitinimą ir gyvenimą. Tu mano vidaus variklis, mano būgnas, mušantis mano gyvenimo muziką. Ačiū tau. Aš dėkoju tau, mano plaučiai, už kiekvieną įkvėpimą, kurį tu man dovanoji be mano žinios. Tu priimi į save šios planetos orą ir paverti jį gyvenimu. Įkvėpimas, iškvėpimas. Tai yra visko pagrindas. Tu mano tylus, išmintingas siurblys. Ačiū tau. Aš dėkoju tau, mano virškinimo sistema, už tavo sudėtingą alchemikinį darbą. Tu paverti paprastą maistą energiją, kuri leidžia man judėti, galvoti, jausti. Tu mano vidaus burtininkas. Atleisk už sunkų maistą ir skubėjimą. Ačiū tau už tavo kantrybę. Aš dėkoju tau, mano imuninė sistema, mano nematoma gynėjų armija. Aš tave retai pastebiu, bet žinau, kad tu visada budėsi. Tu kovoji su nepakviestais svečiais, taisai gedimus. Saugai mano sveikatą naktį ir dieną. Tu mano ištikimas sargas. Ačiū tau. Aš dėkoju kiekvienam raumenukui, kiekvienam kauliukui, kiekvienam nervui. Jūs idealiai suderintas mechanizmas
ir tuo pačiu gyvas, jaučiantis stebuklas. O dabar mano ištikimas, mano pavargęs kūne, aš noriu tavęs paprašyti vienos paslaugos. Aš žinau, kad tu visada budi. Tu atsimeni senas problemas, saugai savyje išgyventų dienų stresus. Tu bijai atsipalaiduoti, nes galvoji, kad esi nesunaikinama siena. Bet šiąnakt, mano mielasis kūne, aš tavęs prašau, ar galime padaryti pertrauką? Ar galime kartu praleisti šią naštą? Ar galime susitarti? Aš duodu tau pilną leidimą išjungti visas pavojaus signalizacijos sistemas. Aš imu atsakomybę už rytojų į savo rankas. Aš tau pavedu tik vienintelę užduotį – ilsėtis. Paleisk įtampą pečiuose, tu gali tai padaryti. Jie nebeneša pasaulio sunkumo. Paleisk spaudimą žandikaulyje. Tau nereikia būti susikaupusiam. Sušvelnink odą ant kaktos. Paleisk visas rūpesčių raukšlytes. Leisk rankoms ir kojoms tapti sunkiomis, šiltomis ir visiškai atsipalaidavusiamis. Tu puikiai atlikai savo dienos darbą. Dabar tavo teisėtas atsistatymo laikas. Ir dėkodamas tau už tavo tarnybą, mano kūne, aš tave įliuliuosiu. Įsivaizduok, kad su kiekvienu iškvėpimu tavo gyslomis teka ne kraujas, o skystas, šiltas, tamsus medus. Jis lėtai nešdamas su savimi sunkumą, ramumą ir ilsėjimosi saldumą. Įsivaizduok, kad kiekviena tavo ląstelė yra mažytė būtybė, kuri irgi pavargo. Ir dabar ant kiekvienos tokios ląstelės nusileidžia minkšta pūkinė antklodėlė. Tamsos, tylos ir saugumo antklodė. Tu esi visiškai saugus. Aš čia. Aš su tavimi. Mes kartu. Mano kvėpavimus bus tavo ramybės matuoklis. Įkvėpimas. Ilsėjimosi priėmimas. Iškvėpimas. Visko, kas nereikalinga, paleidimas. Tu nusipelnei šio miego, ne kaip apdovanojimo, o kaip būtinybės, kaip teisės. Tu nusipelnai būti sveikas. Tu nusipelnai būti pailsėjęs. Ir dabar, mano kūne, mes užmiegame kartu. Aš pasitikiu tavimi, o tu pasitikėk manimi. Mes viena komanda. Ir kartu mes pasineriame į gilų, gydantį, atstatantį miegą. Miegok, mano drąsusis kūne. Miegok, mano išmintingas kūne. Aš tau dėkingas, aš tave myliu. Dabar galite paleisti visus žodžius. Lieka tik dėkingumo ir tylaus pokalbio su savimi pojūtis. Miegas ateis natūraliai, kaip potvynis po atoslūgio. Miegokite tvirtai.